Labas. Aš ir vėl išėjau pasivaikščiot. Man atrodo, reikia rasti geresnį vaizdą už savęs, nes dabar tai nieko gero. Ar gražus vaizdas už manęs? Nelabai dar kol kas. Savotiškai, aišku, gražus, bet reikia kažko geresnio. Nelabai gal gražus, bet autentiškas, sakyčiau. Gerai, ieškom kažko geresnio. Man atrodo, radau. 3, 2, 1. Nu, man atrodo gražu. Čia ir apsistosim. Labai šviesu, bet gerai. Šviesa man patinka. Tai pradėsiu nuo to, kad pavasaris, gražios dienos, išeinam pasivaikščiot, smagu, gražu, faina. Pamatom gyvūną, aš šiandien mačiau labai daug voverių. Tai man priminė Londoną. Nes kai aš gyvenau Londone, tenais parkuose ir visur šiaip yra daug gyvūnų, kurie labai, jie pripratę prie žmonių, tai jie pribėga tiesiog ir prašo maistos, žiūri tą, kai kurie net užlipa, turiuomenį, kai kurios voverės lipa ant žmonių. Man čia buvo crazy. Ir aš gyvenau prie parko, tai tiesiog galėdavau ištiest ranką ir man ant rankos literaliai nusileisdavo papūga. Tokia žalia buvo labai graži. Tai labai faina. Bet jo, aš šiandien išėjau anksčiau pasivaikščiot, kas yra visai faina. Dabar yra 1 valanda dienos. Nežinau, kažkaip susimačiau, kad aš gal kaip koks senis vaikštau. Laukiu, kol pražys visi pumpurėliai, kol atsiras ant medžių lapų. Gal nieko tokio turėtų tokio pagyvenusio žmogaus energijos, nes tikrai atsipalaiduoju. Aš bent jau atsipalaiduoju vaikštamas, tačiau tikrai atsipalaiduoju. Pavyzdžiui, kaip aš įsivaizduoju, kad daug kas mano amžiaus ar šiaip belė kokio amžiaus nelabai turi galbūt galimybę išeit 1 valandą, 9 valandą ryto, ten 2 valandą dienos į lauką pasivaikščiot ir jiem dažniausiai lieka vakarai ir po darbo arba ten po mokyklos, po studijų. Kadangi aš turiu tokią galimybę, aš galiu eiti kada tik noriu į lauką ir niekas manęs nestabdo ir visą kitą. Ir tai gali skambėti smagiai ir fainai, bet aš kartais net susimąstau, ar tai yra privilegija, ar tai yra prakeiksmas, kai tau niekur nereikia ir tu turi tiek daug laiko ir gali bele ką daryti su tuo laiku ir tiesiog nelabai žinai, ką daryti su tuo laiku ir nieko labai nevyksta tavo gyvenime. Faina. Vaizdas tikrai geras. Nesakykit, kad vaizdas negeras. Metu savo iššūkį ir bandysiu šią savaitę, šiandien yra pirmadienis, kai žiūri šitą video, aš ir darau šitą video pirmadienį. Tai tiesiog aš noriu šią savaitę kasdieną įkelt po vieną video. Žiūrėsim, kokie jie gausis, kai kurie gal bus geresni, kai kurie negeresni, bet noriu tokius pilnaverčius video po vieną įkelt šią savaitę ir žiūrėt, kas bus. Ką turiu omeny, kas bus, kad galbūt pagerės mano video. Aš noriu pagerinti savo video. Padaryti kokybę, o ne blogybę. Jo. Tai ir cool. Iš tikrųjų, toks fucking hell. Pavadinsiu Čarliu. Čarlis jo vardas ne Čarlis. Iš tikrųjų, toks rašytojas Čarlzas Bukauskis turi daug eilėraščių. No fucking shit. Iš tikrųjų, toks rašytojas Čarlzas Bukauskis turi eilėraščių daug tokių įdomių. Labai šiaip rekomenduoju jį pasigūglinti ir pasidomėti, bet jis turi tokią mintį, kad jeigu tavęs niekas nepakelia iš ryto ir jeigu su tavim niekas nenueina miegoti, ar tai yra laisvė, ar tai yra vienatvė. Ir iš tikrųjų, čia daug kur galima pritaikyti. Ir aš dabar ir galvoju, ar aš gyvenu iš tikrųjų laisvą tokį gyvenimą, ar aš gyvenu vienišą ir tokį bereikšmį gyvenimą. Ir čia visai liūdnos mintis, kur dabar nelabai aš noriu nueiti, nes kai nueini, tada pasidaro liūdna. Ir bandau apie tai negalvoti ir bandau susirasti veiklos. Todėl iš tikrųjų ir noriu aš padaryti šitus
7 video per šią savaitę. Ir pažiūrėt, kas gausis. Tai vat. Aš baigiu šitą video. Ačiū, kad žiūrėjai. Jeigu nežiūrėjai, tai ačiū, kad nežiūrėjai. Ir jo, viskas, aš baigiu. Iki rytojaus. Tikiuosi nepasiduosiu. Ir geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.